Yeah. Naktimžė kalba garsiau nei žmonės, demonai galvoj, šešėliai po akim. Ir kai lieki vienas, prasideda karas. Kiekvieną naktį girdžiu, kaip sienos šneka, mintys kaip grandinės traukia žmogų į bedugnę. Veidai su šypsenom, bet viduj visi sudegę, nes demonai nemiega, jie tik laukia, kada lūš. Jie kužda, tu pavargęs, tau gana kentėt. Kam rytojus, jeigu šiandien nebegali pakelt? Ir žmogus tarp dviejų kelių tyliai stovi vienas, tarp gyvent dėl šviesos ar numirt dėl ramybės. Bet tiesa tokia, tamsa bijo ugnies, net mažiausia kibirkštis sudegina neviltį. Nors randai ant širdies jau primena peilius, tu dar kvėpuoji, reiškia dar ne pabaiga. Aš mačiau, kaip stiprus verkia tyliai po kaldrą, kaip motinos meldžias, kad vaikai dar grįžtų, kaip vyrai slepia skausmą po man viskas gerai, nors viduj jų siela seniai šaukėsi pagalbos. Demonai maitinas baimę ir vienatvę, jiem patinka, kai žmogus save pradeda nekęst. Kai veidrodį matai ne žmogų, o problemą, ir kiekviena diena atrodo lyg bausmė. Bet klausyk, tu ne tavo klaidos, tu ne balsai galvoj, tu ne tie randai ant rankų, tu žmogus, ir žmogus gali atsistoti. Kai visas pasaulis atrodo prieš tave, kai net tavo mintys pradeda meluot, nepaleis gyvenimo iš rankų taip lengvai, po juodiausios nakties vis tiek ateis aušra. Aš žinau, demonai galvo šaukia man pasiduok, bet širdį dar dega ugnis, kuris sako kovok. Net kai krentu žemyn, aš bandau pakilt aukščiau, nes gyvenimas duotas ne tam, kad dingčiau. Nelaikyk skausmo savy, dar nelaikas išeit. Net jei tamsa viduj bando užgesint tave, tu privalai išgyvent, tu privalai tikėt. Jie sako, vyrai neverkia, todėl visi nutyla, o paskui kapinėse pilna nepasakytų minčių. Visi nori būt stiprus, kol nelieka jėgų, ir tada demonai ateina pasiimt silpnų. Socialiniai tinklai pilni netikrų veidų, ten visi laimingi, kol kamera įjungta, bet išjungt ekraną lieka vien tik tyla, ir žmogus su savo skausmu keturių sienų kampe. Kiek sielų palūžo, net nesulaukia ryto, nes niekas nepastebėjo jų tylos riksmų. Kartais garsiausiai kenčia tie, kurie šypsos, nes jie bijo būt našta kitiem žmonėm. Bet klausyk mane dabar labai atidžiai, savižudybė neužbaigia skausmo, jį perduoda motinoms, draugams, vaikams, visiems, kurie liks klausyti tylos po tavęs. Todėl kovok, net kai rankos dreba, net kai visas kūnas sako, aš pavargau. Didžiausi karai vyksta ne gatvėse, o žmogaus galvoj, kai niekas nemato. Ir jeigu šiandien tu vos laikai save, tai jau pergalė, nes tu dar čia, ir kol plaka širdis, demonai nelaimėjo. Kartais užtenka vieno žmogaus, vieno apkabinimo, vieno kaip tu laikais, kad žmogus pasirinktų gyvent. Todėl jeigu matai kenčiantį, nelik abejingas, nes kai kuriems žmonėms šypsena yra paskutinis skydas. Aš žinau, demonai galvo šaukia man pasiduok, bet širdį dar dega ugnis, kuris sako kovok. Net kai visas pasaulis nusisuka nuo manęs, aš pasirinksiu gyvent, net per tamsiausias naktis. Kiek dar sielų slepia skausmo, o netikra šypsena, jei tu girdi šią dainą, reiškia dar ne pabaiga. Tu ne vienas šiame kare niekada. Demonai egzistuoja, bet jie laimi tik tada, kai žmogus nustoja tikėt šviesą. Todėl kvėpuok ir lik gyvas.